Aš manyčiau, vis tiek, žinot, kaip sakoma, iššūkis mestas ir man komanda antras sezonas. Aišku, tai nėra nauja kažkas, tai nes, kaip žinot, mes ir salėje miestui daug davėm ir įrodėm kažkada, tai kad galim laimėti ir taures, ir tie prisiminimai po šiai dienai, manau, žmonės Alytaus prisimena. O kas liečia komandą ir mane, aš manyčiau, kartelė vis tik yra iškelta jau pernai. Negalim, kaip sakoma, žemiau kristi tos vietos ir tik tai reikia kažkaip tai kelti tokius, kad savo laiptelį aukščiau. O pažiūrėsim, viskas priklausys. Sportas yra sportas ir kamuolys apvalus, visko būna. Kas liečia komandų sudėtį, tai komandoj bus praktiškai sudėtis ta pati, kur buvo pernai. Galbūt dar pasijungs veteranai, kurie buvo kažkada irgi komandoje Alytaus. Kas liečia užsieniečius, tai bent pirmą ratą tikrai jų nebus komanda. Aš manyčiau, kad Alytus žiūrovai tikrai yra pasiilgę gražaus futbolo ir jeigu tie, kurie dar gyvena pernai sezonų ar prisiminimais iš anksčiau, atsimena, kokios buvo emocijos, kaip mes žaisdavom Alytuje ir kai buvo pilni sporto rūmai ir kurie palaikydavo mūsų žiūrovai. Ir tuoj pačios kviečiu į sporto rūmus, kad jie ateitų, nes tikrai atmosfera bus tikrai labai įdomi ir, manau, emocijų bus daug. Kažkaip aš nebuvau, žaidė.